Labai labai svarbus įrankis grūmerio ir šeimininko krepšelėje tai yra šepetys. Ir koks turėtų būti šepetys? Bet kokiu atveju jis turi būti lengvas, rankena turi būti ergonomiška ir labai svarbu yra dantukai. Dantukai turi būti tokie, kad lengvai įlystų į kailį, nepažeistų odos ir lygiai taip pat turi būti taip apdirbti, kad lįsdami į kailį nepažeistų kailio. Tai pristatau naujus šepečius, kurie yra 21 mm aukščio, specialaus linkio ir galvutė yra taip apdirbta, kad visiškai nepažeidžia odos. Jūs niekada netraumuosite savo gyvūno ir jeigu greitai šukuojat, netgi pašukuosit save, jūs niekada nepažeisit savo odos. Tai va, tai šitie šepečiai yra stiprus, su puikia rankena ir labai efektingai mes galim prižiūrėti savo gyvūnus ir kai yra tankus, ilgas kailis, patekti iki pat odos. Šitie šepečiai yra kelių dydžių. Šitas dydis yra skirtas dideliem šunim. Vokiečių aviganiam, lanzyram, haskiam ir taip toliau. Tokio dydžio šepečiai yra skirti vidutiniam ir didesniam šuniui, kur jūs galite realiai skirti šitą šepetį ir kūnui, ir kojom, ir galvai. Mažas šepetukas duoda galimybę prieiti prie vietų, kur labai sunku patekti. Tai yra ir pažastys, ir kojytės. Dažniausiai naudoju šitą šepetį. Naudoju ir pomeranijos špicam, kad lengva būtų prieiti prie pėdučių, pakelti visą kailį, gerai iššukuoti. Tai šitie šepečiai yra naujo stiliaus šepečiai, tai yra naujiena, kuri tikrai palengvins jūsų gyvūno gyvenimą.